Objektas yra pajūry, visiškai šalia smėlio kopos, kurios labai vaizdžiai galėtų imituoti vėjo suneštų kopų vaizdą būtent į fasadą. Tarsi smėlis bėgęs, vėjo suneštas ir drėgmės bei gamtinių sąlygų suspaustas. Žengiant giliau į pastatą, man atrodo, architektai sugalvojo labai teisingą sprendimą. Jie parinko granitą, kurio pagrindas yra šviesus, tačiau jame gausu yra smulkių grūdelių, kurie vėlgi duoda tam tikrą intenciją, kad galbūt iš pušyno parėjom basom kojom ir parnešėm gamtos į vidų. Tas granitas nėra jisai klasikinis, jisai savyje turi labai daug istorijos, nes šiaip balto akmens, tokio gamta neturi, jinai vis tiek turi labai daug dėmių. Tai šiam projektui parinktas balčiausias granitas su tam tikrais juodais anglies elementais. Projektą vainikuoja siena, žalia siena, kuri yra iš natūralaus akmens ir jo paviršius yra šukuotas. O jeigu atsitraukus, manau, bus galima pamatyti kaip tekantis vanduo, nors jisai bus iš tikrųjų tekantis, bet tas vaizdas atrodo, kad žiūrėtumėte į dugną kažkokio vandens telkinio ir ten tarsi žolės, tarsi dumbliai, srovės plukdomi. Tai ir visi skirtingi pasirinkti akmenys, tačiau visi natūralūs, labai gražiai atneša gyvybės į šitą projektą. Tiek kalkakmenis iš Kroatijos, tiek granitas iš Brazilijos duoda pasaulio įvairovės šitam gražiam projektui.